Reduktorinis variklis nuo varomo grandinė variklio skiriasi tom, kad jums reikės šiek tiek labiau prižiūrėti šitą varomą grandinę, todėl kad grandinę reikia valyti, ją reikia tepti, ją reikia įtempti, tai šiek tiek bus daugiau priežiūros. Vienas iš svarbesnių skirtumų tarp reduktorinio variklio ir grandininio variklio yra akceleravimo momentas. Gal paprašiau pasakant, kad gazas gan jautrus. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs važiuosit, ne jūs, jūsų vaikas važiuos, paspausit. Aš švelniai, žiūrėkite mano ranką, aš tai darau švelniai. Jis iš karto duoda tokį impulsą. Nors aš jau kaip suaugęs žmogus galiu valdyti, švelniai, bet vaikai dažniausiai duoda. Tai gaunasi toksai šiek tiek rovimas, jūsų vėjai šiek tiek gali skaudėti. Priešingai nei grandininis variklis, reduktorinis variklis yra šiek tiek švelnesnis. Tai aišku, jūsų vėjai yra saugiau, taipogi šiek tiek gal yra maloniau yra vaikui valdyti. Aš pademonstruosiu, jeigu stebėsit mano ranką, lygiai taip pat spaudžiu, bet jis neturi tokio rovimo. Tiek vienokius, tiek kitokius keturračius, tiek grandinę varomus, tiek reduktorinius rasite pas mus mankius.lt, tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete ir savo išsirinksite tikrai tinkamą.